Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymus lietuvių dailininkas, kompozitorius, poetas ir filosofas, gimė 1875 metais rugsėjo 22 dieną Varėnoje. Čiurlionis, nors ir turėjo įvairių talentų, yra geriausiai žinomas dėl savo dailės kūrinių, kurie yra išskirtinės ir dažnai apimamos simbolinės prasmės. Jis buvo ankstyvojo simbolizmo judėjimo atstovas ir savo kūryboje siejo dailę su muzika bei poezija. Nors Čiurlionio kilmė ir šeimos šaknys yra Dzūkijoje, jo įtaka siekia ne tik regioninės ribas. Jis yra vienas ryškiausių Lietuvos kultūros veikėjų, kurio kūryba ir mintis palieka ilgalaikį poveikį ne tik Lietuvai, bet ir tarptautinėje dailės ir kultūros erdvėje. 1906 metais Čiurlionis rašė broliui Povilui apie savo pasiryžimą skirti visus darbus Lietuvai. Gavęs kvietimą dalyvauti pirmoje lietuvių dailės parodoje, siuntė 33 savo darbus ir aktyviai padėjo rengti parodą. 1907 metais Čiurlionis persikėlė gyventi į Vilnių ir įsitraukė į visuomeninį gyvenimą. Jis tapo Lietuvių dailės draugijos valdybos nariu, vadovavo Vilniaus kanklių chorui ir dalyvavo kultūrinėse veiklose su Sofija Kymantaite. Jų draugystė vystėsi ir 1909 metais sausio 1 dieną Čiurlionis ir Sofija susituokė. 1908 metais pristatė savo darbus Rusų dailininkų sąjungoje. Ten dirbo kaip privatus muzikos mokytojas ir aktyviai prisidėjo prie Lietuvos dailės veiklos. Intensyvus darbas ir sunkumai išsekino Čiurlionį, kurį po nervinio pervargimo gydė sanatorijoje. Tačiau 1911 metais menininkas susirgo plaučių uždegimu ir mirė balandžio mėnesį, būdamas vos 35 metų. Jis palaidotas Vilniuje Rasų kapinėse. Čiurlionio dailės ir muzikos kūryba yra išskirtinė. Dauguma jo darbų saugomi nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, o jo muzikiniai kūriniai apima simfoninės poemos, uvertiūrą, styginių kvartetą ir daugiau nei 200 fortepijono kūrinių. Dailininkas rėmėsi simbolizmu ir abstrakcija, dažnai naudodamas ciklų kompozicijas, jo darbuose akcentuojama liaudies kultūra ir etnografiniai elementai. Mikalojas Konstantinas Čiurlionis buvo svarbus lietuvių muzikos pradininkas, palikdamas reikšmingą kūrybą, kurie apima simfoniškos poemos, styginių kvartetas, kantata ir daugiau fortepijonų kūrinių. Jo bendradarbiavimas su kitais lietuvių kūrėjais prisidėjo prie lietuvių kultūros vystymusi. Čiurlionio kūryba išryškina jo įžvalgas, dėmesį gamtai ir tautiniams šaknims, tapdama svarbiu Lietuvos kultūros elementu.